Antradienį Alytaus krepšinio komandą valdančio klubo Savingio savininkams patenkinus ilgamečio klubo direktoriaus Gintauto Mikėno norą pasitraukti iš užimamų pareigų, direktoriumi dirbti pradėjo 32 metų amžiaus sportininkas Nerijus Varnelis. Aš pats esu kilęs ir augęs Alytaus mieste. Daug metų čia žaidžiau, profesionaliai žaidžiau, baigiau prieš tai sporto mokyklą. Teko daug pagyventi, pažaisti užsienyje, o Alytaus komandoje aš dabar net nenoriu sumeluoti, nes tiksliai neatsimenu, kiek sezonų teko čia praleisti. Bet tie sezonai buvo man patys geriausi ir įspūdingiausi dėl pačių pergalių, dėl kolektyvo, dėl požiūrio komandos į darbą ir panašiai. Tai va tas emocijas, tą tokią aurą mes norime ir vėlgi išugdyti tiek naujiems žaidėjams, tiek ateinančiam, sezonam ir žaidėjams, tiek dabartiniam, kad jie tikrai pajustų, kad sportuoti ir žaisti krepšinį yra malonumas sau visų pirma, o antra teikti tą džiaugsmą sirgaliams. Nepaslaptis, čia labai gerai prisimenu, kai buvo laikai, kai sirgaliai šitoje senoje arenoje sėdėdavo ant praėjimų ir tiesiog lūždavo visi sporto rūmai. Tai kodėlgi nepabandžius mums viską tai atgaivinti, nes šiai dienai galiu pasakyti, tikrai sirgaliai laukiami šituose naujose rūmuose. Dėkui mūsų fanams, kurie labai gerai ir nuoširdžiai palaiko mūsų komandą, tiek ir visus sirgalius miestelėnus, kurie ateina pasižiūrėti, praleisti gerą laiką ir pasidžiaugti kartu su komanda. Tikslai pas mus šiai dienai yra vieninteliai iškelti klubui. Žaidėjai tą žino labai gerai, tai yra kaip galima geriau sukovoti visose varžybose likusiuose reguliaraus sezono. Aišku, tikimės pergalių ir kovojame kiekvienose varžybose tik tai dėl jų, bet aišku, suprantame mūsų komandos sudėtį ir pajėgumą šiai dienai. Taigi, jeigu ir nepavyksta iškovoti, kaip ir su Perlu ar su kitom komandom, tai vienas reikalavimas iš komandos žaidėjų, kad jie kaip galima geriau sužaistų ir parodytų kovingą žaidimą. Krepšininko duonos Alytaus komandoje anksčiau ragavęs Nerijus Varnelis nežada greitų pokyčių klube. Jo manymu viskas, kas daroma šiandien, tai indėlis į klubo ateitį. Aš manau, kad ir tos dvi pergalės, kurias pasiekėme, viena iš tų įspūdingesnių, tai prieš Šiaulius namuose ir BBL vienas rungtynės laimėjome. Tai aš turiu minį dvi pergalės LKL, tai aišku, kad komanda tai jau rezultatas ir galima pavadinti, kad po truputėlį kilimas iš duobės tos, kurioje buvo klubas. Psichologiškai žaidėjai truputėlį atsigavę yra, nes vis dėlto visi žinome ir nepaslaptis, kad klubo finansinė padėtis ir būklė šią dieną tikrai nėra pati geriausia ir manau per visą Alytaus krepšinio, profesionalaus krepšinio istoriją, tai yra viena iš blogiausių. Ta proga norėčiau galbūt, jeigu palėtėme tą temą, paprašyti ir sirgalių Alytaus miesto, kad galėtų prisidėti prie klubo finansinės būklės gerėjimo, tai yra pervesti, jeigu yra galimybių ir norų, tuos 2 procentus, kuriuos gali kiekvienas darbingas žmogus pervesti. Tai vat, manau, papildomą informaciją mes paskelbsime ateityje, kad tikrai būtų malonu iš Alytaus miesto žmonių sulaukti bent tokią paramą.